Labą, sveiki visi, kurie įsijungia šitą video. Artėja Valentino diena. Valentino diena, kuri Amerikoje yra daugiau švenčiama jaunimo, paauglių, kurie nori prisipažinti savo meilės jausmus tam, kam jiem norisi prisipažinti, tą, ką jie išsirinko. Ir jie dažniausiai laukia šitos dienos, kad jie galėtų duoti šokoladuką ar saldainį ar kažkokią dovanėlę, taip išreikšdami savo meilę, savo simpatiją kitam žmogui. Na, kaip Lietuvoje, aš nežinau, bet aš žinau, kad tai yra diena pripildyta tų gerų jausmų ir tai yra koncentracija į meilę, į tos meilės jausmus. Ir galima pasinaudoti šitą progą ir išreikšti savo dėkingumą, meilę. Nebūtinai mylimajam. Tai gali būti draugė, gali būti mama, gali būti sesuo, brolis. Kam jūs jaučiate tuos jausmus? Ir aš garantuota, kad kiekvienas iš jūsų turite žmogų, bent jau vieną šitame gyvenime, kuriam jūs jaučiate labai labai šiltus jausmus, kuris yra ypatingas jums jūsų gyvenime. Ir jeigu turite daug tokių žmonių, tai jūs paprasčiausiai esate laimingas žmogus. Netgi ir vieną turėdami tokį žmogų, jau esate laimingas žmogus. Šiandieną mes turėsime du variantus ir žiūrėsime jūsų ateitį. Ateitį žiūrėsime labai artimą, netolimą ateitį. Bet kad ją pamatyti, mes turime pažiūrėti, kas jūs esate šiandieną. Nes iš to mes galime matyti jūsų šiandieninę būseną, jinai jau stato pamatus ateičiai. Tai kiekvienas iš jūsų, kada jūs norite, netgi be taro kortų pagalbos, paklausti savęs, kokia bus mano ateitis, aš noriu žinoti, ką aš jaučiu, kas mane laukia ateityje. Jūs vis laiką atsisukite į save šiuo metu ir žiūrėkite, kas jūs šiuo metu esate. Nes tas jūs esamajame laike ir yra tas žmogus, kuris kuria savo ateitį. Jeigu jūs esate blogoj nuotaikoj, be energijos, tai reiškia, neturite energijos dėti pamatus ateičiai ir tada negalite gal tikėtis ir būtų naivu tikėtis kažkokios gražios ateities. Jeigu jūs turite daug energijos, esate darbštus, daug veikiate, daug darote, kad ir klumpate, klystate, keliatės, bandote vėl iš naujo, va tada jūs esate žmogus, kurio ateitis yra su kiekvienu jūsų veiksmu, jinai yra statoma, jinai yra kuriama, jinai yra projektuojama. Ir toks žmogus, jisai gali maždaug pramatyti, ar ateityje ir kaip arti įsipildys jo tikslai, jo planai, ar dar pavyzdžiui, 30 dienų laikotarpį dar jisai bus tam procese ir žmogus žino, kad iš ateities artimos dar negaliu labai daug tikėtis, daug laukti, nes aš žinau dar ką turiu padaryti, kad tai įvyktų, tai ir kitai įvyktų. Mes turėsime du variantus šiandieną. Skaitimas nebus ilgas, bet prasmingas. Ir mes žiūrime. Bet pirmo varianto širdelė bus šita va. Antro varianto širdelė, bet štai tokia. Tai galite rinktis pagal dydį, pagal spalvą, pagal tekstūrą, kaip jums intuicija sako, ką jums sako nuojauta. Ir pradėsime nuo pirmojo varianto, bet štai tie, kurie įsirinko šią širdelę, yra jūsų skaitimas. Ir žiūrime, va šiuo metu, kokia yra jūsų signifikacija, iš kur jūs einate šiuo metu iš šitos
esamojo laiko, kaip atrodo jūsų ateitis. Kaip atrodo jūsų ateitis iš šito esamojo laiko. Jūs dabar. Jūs dabar, pas jūs yra 3 elementai šiuo metu. Tai yra vanduo, oras ir žemė. Negaliu pasakyti, kad šitie visi elementai, taip kaip jie jums iškrito, harmonizuoja vienas kitą. Tai daugiau arba neutralus yra sąveika jūsų veiksmų, jausmų, proto, arba konfliktuojanti. 4 taurės jos šneka apie tai, kad jūs esate žmogus šiuo metu, kuris yra veikiantis žmogus, bet šiuo metu bent jau jausmai tokioje būsenoje stagnacinėje, kada jūs galite arba nuleidus rankas būti, arba galvoti, kad tai, ką jūs darote, neneša tų rezultatų, kokių jūs norėtumėte. Tai jūsų jausmai, jie tokie truputį apatiški ir aš matau jūs kaip žmogų, kuris nesate tokioje būsenoje visą laiką. Tai yra žmogus, kuris turi randus. Eidamas per gyvenimus, jisai randuoja savo tiek fizinį, tiek astralinį, tiek mentalinį kūną, dėl to, kad jūs praeityje nebijojote bandyti, nebijojote daryti, nebijojote mylėti, jūs veikiate. Bet šiuo metu, man rodo, kad labai giliai susimastėte, kiek tai jums turi prasmės daryti tą patį per tą patį kaip iki šiol. Kaip atrodo, kad tą, ką darėte iki šiol, gal net nešė labai gerų rezultatų. Bet jūs norėjote jų. Jūs laukite, tikėjotės. Kažkokią, atrodo, įėjote į rutiną, kasdienybę, kur liktai tas pats per tą patį, tas pats per tą patį. Ir tas jūs atvedė į apatiją. Gali būti, kad kažkokiu metu tai, ką pasirinkote, jums patiko. Jūs norėjote, jums buvo nauja. Jūs apdorojate tą naują informaciją. Ir gal ir nebuvo visiems tai, ką darėte prie širdies, nebuvo ten labai daug meilės gal sudėta, bet kažkas tai buvo nauja. Bet šiuo periodu, man rodo, kad arba tai jums pabodo labai, dagryso ir tenais, kur jūs esate, kaip išsisėmėte. Bet nėra tenais daugiau nei naujo jausmo, kad kažką tai naujo įnešti. Arba nėra tos aplinkos, kuri jūs skatintų ieškoti kažką tai naujo, naujovių. Kaip atrodo, visi priprato prie jūsų tokios ar tokio ir jūs pripratote prie savęs tokios ar tokio. Ir nėra tokio stimulo, kad pasikeisti. Netgi, man atrodo, kad netgi kažką įnešti naujo, ar tai savo išvaizdoje, ar tai savo aprangoje, ar tai šukuosenoje, ar tai, bet kaip jūs išreiškite, kaip jūs dirbate, kaip jūs jaučiate, kažką tai ieškoti, bet ką jūs galėtumėte už naujo užsikabinti. Jums taip pat krenta karalius kardų. Yra griežtas karalius, šaltas karalius. Ir va čia rodo, kaip jau sakiau, ir jausmai atšalo, ir tas pats noras sukontroliuoti ir išanalizuoti ir racionaliai pažiūrėti į gyvenimą, jis irgi kaip atšaldo jūs nuo to, kas yra aplinkui. Gali būti, kad ir žmonėms galite, bet nenorėti šiuo metu duoti kažkokio šiltesnio jausmo, kaip atrodo, nėra iš kur, kaip išsisėmėte, kaip jau ir sakiau, nenoriu kartotis. Ir
Jūs davėte žmonėms tai, ką galėjote duoti. Jūs davėte ir savo meilę, ir šilumą, ir empatiją, ir užuojautą. Ir čia rodo, kad jūs žmogus, kuris duodate ir dabar, ir davėte materialinius dalykus žmonėms. Bet kiek galėjote, tiek jūs davėte. Kiek galėjote, tiek jūs tiesėte pagalbos ranką. Ir čia rodo moteris, kuri tiesia tą materialų, kaip materialinę dovaną. Aš nesakau, kad jūs iš savęs atimate ir atiduodate kitam. Čia ne ta korta. Čia sako, kad jums užtenka ir savo, ir kitam. Bet vėlgi jūs pradėjote mąstyti, racionalizuoti, analizuoti, ar kiek jums tai atsiperka. Kaip jausmai atrodo, čia rodo, kad jums neatsiperka jausmai. Kaip investavote, nebuvo atgal grįžtamosios reakcijos. Dabar, kas liečia pinigus, irgi ne tai, kad jūs nubednėjote, kad davėte, bet taip pat ir gal kaip jums reikėjo, nebuvo irgi tos grįžtamosios reakcijos. Ir dabar dėl to ateina tas karalius pas jūs kardų, tai yra oro stichija, kur jūs irgi atšalote. Atšalote, gal nuo žmonių atšalote, nuo darbo, taip nenorite įsijausti, jūs gal darote tai, ką privalote daryti, bet kad ekstra kažką tai, jūs galite galvoti, kad tai neracionalu, neapsimoko jums. Širdis tyli, jausmai tyli, dėl ko jūs turėtumėte tą daryti. Tai dabar išeinant iš to, kokią jūs savo ateitį čia formuojate. Kas čia pas jūs yra ateityje, kokį jūs čia kelią tiesite su to, ką jūs dabar, iš tos būsenos, kurioje jūs dabar esate. Kas jums krenta? Justice, tai yra teisingumo korta, 10 pentaklių ir 3 lazdos. Teisingumo korta sako, kad ateina, jūs įvestė teisybę į savo pusę, tai yra padarysite tvarką savo gyvenime. Tai yra labai stipri pozicija. Čia jinai eina iš to karaliaus kardų, nes karalius kardų jau yra labai stipri pozicija. Ir jūs atrodo, kad nepaliekate tos pozicijos, o dar aukščiau einate su tuo. Na ir teisingumo korta, jinai turi svarstyklės rankose. Tai reiškia, jūs pradėsite labai sverti, bet ne tik atsiverti, nes jau jūs racionaliai čionais jau dabar galvojate, jūs esate jau dabar toje pozicijoje, kur jūs apmastote, kiek save investuoti, kiek rezervuoti, kiek duoti, kiek savo pasilikti. Ir va ta teisingumo korta, jinai sako, kad norite įvesti tvarką savo gyvenime ir jinai žiūri į praeitį. Šita bent teisingumo korta, šita teisėja, jinai žiūri į praeitį. Tai reiškia, ne tiek žiūrėsite, kas dabar yra, bet kiek kas iš anksčiau ateina. Tai yra, kaip darysite tvarką seniems užsistovėjusiems santykiams. Ar čia yra tikrai tvarka daroma. Galite labai pažiūrėti, kur jūs gyvenate, su kuo jūs gyvenate, kas jūs supa, kokia aplinka, kokie žmonės, kur jūs dirbate, kas jums vadovauja. Čia iš tos yra operos, kur jūs, atsakau, tą pasiimate racionalų karaliaus kardų protą ir dar pasiimate, čia dar turite galimybę ne tik kad analizuoti ir pasverti, padėti ant svarstyklių lėkščių, ką jūs čia turite ir ko reikia atsikratyti, bet jūs tą ir darote. Tai yra veiksmas jau einate į veiksmą. Ir teisingumo korta, jinai yra negailestingas, čia yra negailestinga teisėja, jinai teisinga teisėja. Ir priedo
šitas karalius yra labai teisingas, jisai nemanipuliuoja žmonėms, jisai nežiūri naudos. Ir čia rodo man pirmą variantą žmogus, jūs esate žmogus, kuris jūs nežiūrite kaip išnaudoti kitą, jūs savistovi žmogus, jūs galite ir pati save išsilaikyti, jums nereikia manipuliuoti kitais, jums nereikia šantažuoti kitų, jums nereikia čionais apsimesti tuo, ko jūs nesate. Jūs nebijote pasakyti, jūs nebijote parodyti save, bet ateityje, man rodo artimoje, kad jūs šiandien ne tik parodote save, bet ir imatės veiksmą ir sakote, aš tai priimu, to nepriimu, aš tą atmetu, su tuo daugiau nedraugaunu, su šitu žmogum aš noriu užmegzti santykius. Čia tą jūs darote. Nes kodėl jūs tą darote? Jums reikia pirmiausiai tai padidinti savo resursus. Jūs tai darote, daugumas iš jūsų, dėl pinigų. Reiškia, kas vyko iki šiol, jūs matote, kad taip jūs turite pinigų, taip jūs gal turite ir darbą, taip jūs gal turite namus, bet jūs norite daugiau. Jūs norite daugiau, arba jūs norite iš tų žmonių, kurie yra aplink jūs, gauti daugiau. Jūs gal norite, kad šeima prisidėtų, nes čia yra 10 pentaklių, tai reiškia, jūs žiūrėsite savo šeimos narius taip pat, kad jie turi prisidėti prie šeimos gerovės, kad negali būti vien tik tai iš jūsų viskas imama. Ir taip pat čia gali būti, kad jūs pradėsite žiūrėti, kas jums priklauso, kas liečia nekilnojamo turtą, kas liečia palikimą, kas liečia aplamai pinigus, kas jums priklauso. Gali būti, kad artimoje ateityje čia jūs einate į teismą ir atsiteisėte. Nes matote, ir karalius kardų jums krenta, ir teisingumo korta, ir 10 pentaklių. Tai yra popieriai, dokumentai, tai yra dokumentų pasirašymas, bet sako, kad taip, bet jausmiškai gal jūs nenorėsite, jūs kaip pasakyti, tai neinate iš širdies, tai einate iš proto, kad taip reikia. Gali būti, kad kai kas iš jūsų tai darote dėl savo vaikų, dėl to, kad jūs turite vaikų ir žiūrite į jų ateitį. Nebūtinai į savo, bet į jų. Dabar 3 lazdos, čia yra planavimas, čia yra laukimas, čia yra kelionė. Tai dar noriu pažiūrėti, ar jūs keliaujate užsidirbti kitur, ar jūs laukite žmogaus iš svetur, iš užsienio. Karalienė pentaklių. Gali būti, kad kai kas iš jūsų laukite moters atvykstančios pas jūs. O kai kas iš jūsų iš motiniškos pusės jūs keliausite užsidirbti dėl vaikų, vaikų labui. Jums krenta karalienė pentaklių. Tai yra pati jūs. Pats jūs, jeigu vyras, nesvarbu, čia nėra giminių kortose, taip, bet čia rodo, kad jūs kaip žmogus darote daug dėl šeimos, dėl vaikų, dėl namų. Čia viskas yra surišta su namais ateityje. Gali būti remontai, namų pardavimai, pirkimai, žemės pirkimas, palikimai, pasirašymai dokumentų, ėjimas pas notarą, ėjimas į teismą, reikalai su advokatu, karalius kardų. Žmogus jums gali padėti moteris, kuri yra užsienietė. Jinai negyvenanti čia, negyvenanti ten, kur jūs gyvenate. Bet rodo, ta moteris ir negyvena labai toli irgi. Tai nėra per vandenyną. Taip, tai yra ar tai gretimame mieste, arba gretimoje šalyje. Nereikia ilgos, čia neilga kelionė. Dabar koks būtų patarimas, kas liečia ateitį ir jūsų tą ateitį. Čia yra daug veiksmo, iš tikrųjų. Daug veiksmo, tik tai jums reikės save prikelti iš tokios jausminio sąstingio. Vat čia yra, kada jūs jau darėte, jūs jau kaip ir praėjote daug gyvenime. Ir gal nelabai norėsite vėl save jausmiškai širdimi vėl įsijausti į kažkokius reikalus, kaip darysite tai be jausmo, taip man rodo. Bet gyvenimas vis viena sako, ne, turi įdėti ir širdį tai, ką darai. 6 pentakliai,
patarimas, taip, ir vėl jums krenta karalius lazdų, tai yra karalius kardų ir aukščiausiojo žynio šventiko korta. Keičiasi statusas jūsų, kai kas išsiskiria. Išsiskiria ir dabar tampate, išsiskyrusią, pavyzdžiui, išsiskyrusių žmogumi. Taip, vat, finalas yra. Nes šventiko korta tai yra statuso pasikeitimas. Pavyzdžiui, tas, kas nevedęs apsiveda, o tas, kuri buvo ištekėjusi, išsiskiria. Išsiskiria su tuo karaliumi. Karalius taip pat ir advokatas, taip, kaip jau sakiau. Ir jūs gaunate, pažiūrėkit, jums krenta mažasis teisingumas ir didysis teisingumas. Tai yra didžiojo arkano korta teisingumas ir mažojo arkano korta teisingumas. Tai yra 6 pentakliai. Jūs gaunate, kas jums priklauso. Jūs gaunate pinigus. Čia rodo, kaip prašo. Matote, jinai groja, jinai muzikantė ir sako, atsilyginkite už mano paslaugas, už mano muziką. Gali būti, jeigu jūs skiriatės, kad jūs pasakysite, tos, kurios nedirbo, jūs sakote, aš nedirbau, bet aš vaikus auginau, aš valgį dariau, aš namus prižiūrėjau, aš verta elementų. Man priklauso elementai. Man priklauso gal elementai ne tik man, bet ir vaikam, nes čia jums karalienė pentaklių, o jinai viską apie vaikus, apie praktiškumą, apie namus. Karalienė pentaklių visą laiką neša viską į namus. Jinai nieko neneša iš namų. Jinai karalienė, kuri labai labai praktiška, labai apskaičiuojanti. Tai va čia rodo, kad pas jūs ateina teisingumas jūsų gyvenimą, kuris keičia jūsų statusą. Keičia jūsų statusą į ką? Į kokį statusą? Į ką jūs čia pasikeičiate? Į kokį statusą? 5 pentakliai, jūs išeinate iš aukos pozicijos. Užtenka nešioti ant kupros gal tuos vargus. Gal jūs apsėmėte būti atsakinga už kitus žmonės. Jūs nusimetate tą naštą nuo savęs. Jūs tik tai pasiimate tai, kas priklauso jums, kas jums skirta, kas yra jūsų. Kad jūs nenorite daugiau būti atsakinga už kažką tai ateityje. Ir jūs tą nusimetate. Taip pat čia rodo, kad jeigu kažkas ateina pas jūs žmogus, taip į gyvenimą, pagyvenęs žmogus specialistas. Tai sako, jisai ateina jums kaip ir mokytojas, jisai jums padės finansiškai, jums padės išlipti iš finansinių problemų, čia kai kam. Tai turėkite omeny, kad tą žmogų turite gerbti, jo turite klausyti ir klausyti jo patarimų. Nes jis jums padeda atgauti, kas priklauso jums. Tai tiek būtų pirmam variantui. Aš linkiu jums viso pačio geriausio, linkiu gražios Valentino dienos, linkiu jums daug meilės. Ir linkiu, kad jūsų jausmai sugrįžtų jums atgal, kad jie atgimtų meilę. Ačiū labai ir iki kito malonaus. Čiau, pirmas variantas. Tie, kurie sirinko štai šitą širdelę, bus jūsų skaitimas. Žiūrime, mano mylėjai, kur jūs esate dabar? Čia ir dabar. Kur jūs esate čia ir dabar? Kokia yra jūsų padėtis, kokia yra jūsų nuotaika? Nes tik tai taip mes žinosime tas jūsų dabartinis aš, kuris jūs veda į ateitį. Kokius pagrindus jūs čia savo statote? Čia ir dabar. Iš tos būsenos, iš tos savijautos, kur jūs esate čia ir dabar. Visą laiką antri variantai tokie galingi labai. Sako, pagaliau čia ir dabar jums labai gražios kortos krenta. Tai yra abundance, tai yra gausa. Jūs ateinate, atrodo, kas tai bebūtų. Čia rodo, aišku, materialinę tą gausą.
kaip iš gausybės rago viskas eina, taip. Ir yra čia ir dabar labai didelė apsauga. Čia rodo drakono apsaugą. Mes žinome, kad šie metai yra gyvatės metai. Reptiloido, taip. Drakonas jisai yra iš tos šeimos, iš reptiloidų šeimos. Tai vat čia ir dabar jūs turite tą apsaugą. Šių metų, jūs kaip globoja, jums gali būti, kad visi šitie metai bus labai džiaugsmingi metai, labai gausūs materialinėmis vertybėmis. Ir jūs šiandien, bet aš matau jūs čia ir dabar, kaip jūs susikoncentravusi į kažką tai. Ir čia yra, vat, moteris, jinai turi dubenėlį su vandeniu ir žiūri, kaip paukščiukas geria iš to dubenėlio. Kažkas, kaip vat jūs esate globojama, taip, bet jūs globojate dėl to, kad ir jūs kažką globojate. Tai yra cirkuliacija, tai yra meilės palaikymas, palaikymas empatijos, palaikymas šiltų jausmų, palaikymas džiaugsmingos nuotaikos, tos laimės palaikymas, dėl to, kad jum duoda, kad jūs duotumėte. Ir jum krenta yin and yang. Tai yra tas, kada ateinate į balansą. Jeigu dar dabar ir nejaučiate, kad jūs esate jau toj harmonijoje, tame balanse, taip, kada viskas jūsų gyvenime stojasi į savo vietas, tai gali būti, kad tas procesas jis yra nematomas, jisai yra tik tai su laiku mes suprantame, kad kažkas tai dėliojasi mūsų gyvenime ir atsisukame, kad viskas gerai. Netgi tie blogi dalykai, kurie atrodo dabar blogi, jie mus vedė į harmoniją, į balansą vėliau. Tai atrodo, jeigu kas ir nejaučiate, jeigu ir matote tik tai tą tamsą po kol kas, tai sako, ta tamsa yra dėl to, kad ta šviesa atsirastų. Jeigu kas galvoja, kokia čia harmonija, aš ten taip ir taip, dabar pas mane tas ir tas. Tai jeigu ir dabar jūs kažkam tai padedate, tai nėra toksai bergždžias dalykas, tai yra palaikymas visatos, jums duoda energijos, jums duoda resursų, kad jūs palaikytumėte tą visą sistemą, tą gyvenimą, kuris vyksta aplink jūs, o kuris vyksta jumyse greičiau. Nes jūs esate tas žmogus, kuris išgyvenate dabar šitą gyvenimą. Ir toks gyvenimas, kuris yra dabar, tai yra jūs patys. Aš turiu vieną gyvenimą, netgi žmogus šalia jūsų, jisai turi savo gyvenimą, jūs turite savo gyvenimą. Ir tas jūsų gyvenimas yra globojamas, jis yra apsaugotas, taip, jūs esate, kaip sakiau, jūs esate saugojama ir jums čionais yra duodama, bet duodama visko. Ir to duoda, kad jūs ateitumėte į harmoniją, į balansą. Kartais žmogui negalima duoti vien tik tai gėrio, vien tik tai gerų dalykų, vien tik tai gerų emocijų, nes jisai neįvertins, jisai gali nuvertinti ir tada praras tikslą. 10 pentaklių. Čia irgi gausos korta yra. Tai yra pentakliai, tai yra žemės elementas, kada jūs irgi esate, ten, kur yra pinigai, ten, kur yra jūsų šeima, ten, kur jūs palaiko. Jūs esate ten, kur jūs turite būti, kaip savo vietoje. Ten, kur jūs esate, ten yra ir jūsų namai, man rodo kortos. Gali net kai kam būti keista, bet sako, ten, kur jūs esate, jūs galite būti savimi. Bet kai jūs išeinate
iš savo namų, ar iš tos terpės, ar iš savo aplinkos, jūs visą laiką užsidedate kaukę. Bet ta kaukė yra, bet jūs slepiate savo gražų veidą, jūs slepiate savo gražią sielą po tą kaukę. Jūs, kai kurie iš jūsų užsidedate tokią kaukę, kurie truputį baugina žmonės. Jūs galite gal kitiem pasirodyti pikta ar agresyviai gal, ar, nu, kai kam galite atrodyti, kad prie jūsų gal bijo jie prieiti, nes nežino, ko tikėtis iš jūsų. Bet jeigu jie pamatytų jūsų vidų, jūsų širdį, tai yra nuostabaus grožio žmogus jūs esate. Ir po tą kaukę, kurią jūs susidedate, kai nebūnate namuose, tai rodo, kad ten yra labai šiltas žmogus, labai duodantis žmogus. Jūs ir turite ką duoti. Nebūtinai materiją, nebūtinai pinigus, bet iš tikrųjų, žinote, pas jūs yra galinga širdies čakra. Ir taip pat čia yra raudonos spalvos ir oranžinės daug. Tai sako, kad jūs esate žmogus, kuris mokate paimti iš gyvenimo tai, kas malonu. Ir gali būti, kad pas jūs žmonės užsisėdi namuose, nes jiems gera pas jūs būti, svečiuotis. Jie jaučia tą energiją jūsų. Bet vėlgi, kai jūs namuose, kai pas jūs jie svečiuose, va tada ten yra šilta, jauku, ten yra geras skonis, ten yra geras maistas, ten yra visko ir dosniai jūs vaišinate žmonės. Va ten gali būti, kad jūs turite ir gyvūnus naminius, šunis ar kates, kur yra gyvybės daug. Kur yra daug gyvybės. Bet jūs pasveriate, jūs neduodate taip belė duoti. Jūs pasveriate. Pas jūs yra tas svarstyklių lėkštė šiaip jau vidinė, kur jūs žinote, kas yra gerai, kas blogai, kas yra geras žmogus, kas blogas žmogus, kam duoti, kam neduoti. Bet jūs tą turite, tas svarstyklės vidinės. Ir jūs visą laiką mokate ateiti į balansą pati taip pat, į harmoniją. Jūs toksai racionalus žmogus. Vat čakros, širdies čakra yra žalios spalvos, bet tai yra mentalinė sfera. Atrodo, turėtų būti širdies plotmė jausmų, taip, jausmai, vanduo, bet yra oras, yra mintis. Jos veikia mūsų širdį, jos veikia mūsų jausmus, jos veikia mūsų širdies ritmą. Žiūrime, kokia ateitis jūsų laukia. Tokia, kokie jūs esate dabar, kokia jūsų ateitis laukia. Ateitis jūsų. Iš ten, kur jūs esate dabar. 10 taurių. Taip. Ir 10 taurių, ir vežiko kortą, ir 10 lazdų. 10, 10, 10. 10 tai yra, 10 taurių tai yra laimė šeimyninė, tai yra gausa. Ir vėl nekrenta po, vat, sakiau, gausos kortą, taip, jums iškrito. Bet taip pat jums krenta ir 10 taurių, tai yra dviguba gausa. Jinai neteina šiaip savo, jinai turi savo kainą. Viskas turi savo kainą. Ir pas jūs neteina, niekas neduodama už dyką. Taip jūs turite sumokėti, tai yra atsakomybė. Daug turėti, tai yra didelė atsakomybė. Bet žmonės galvoja, kad oi, tas tai turtingas, jam nieko netrūksta, ko jam čia nais, ko iš čia toks susirūpinęs, susijaudinęs, ko iš čia laksto kaip be galvos, ko iš čia toks susikrimtęs, neatsipalaidavęs. Kuo daugiau turi, tuo daugiau atsakomybės. Turi vieną namą, tu atsakingas už vieną namą. Ir tai, kas tame name vyksta, remontai, ar sugenda, ar stogas, ar tas, tai yra vienas dalykas. O jeigu tu turi namą ir butą, ir dar kitą butą,
Tai tenais kas sugedo ir ten reikia investuoti, ten reikia pataisyti, ten reikia išnuomoti, tą reikia parduoti. Tai yra trigubi rūpesčiai. Tai vat ir čionai sako, taip, ateityje jums ateina laimė. Iš to, ką jūs turite, jūs sugebate padauginti tą laimę, jūs sugebate išlaikyti. Ne visi moka išlaikyti pinigus, ne visi moka išlaikyti šeimą, ne visi moka suburti žmonės, o kiti moka suburti, bet nemoka išlaikyti. Jie greitai suburia ir greitai viskas išsisklaido. O čia rodo, kad jūs mokate. Jūs ateityje pajudate. Jūs pajudate dėl šeimininės laimės. Bet tai jums papildomi, tai yra nauji rūpesčiai. Yra daug rūpesčių, yra daug atsakomybės. Ir jūs vėl, čia rodo, nežinau, vėl, ar tai naujos atsakomybės, ar tai jūs tik prisimate dar daugiau tai, ką turite. Bet čia rodo, yra našta. Taip jūs galite. Jūs sėdite vežime, jūs valdote tą vežimą, jūs valdote, kur jūs einate. Man rodo, kad jūs esate antras variantas žmogus, kuris kontroliuojate, kur jūs judate ateityje. Jūs žinote, kur jūs judate. Bet kaip sakiau, pas jūs yra tas juoda balta, jūs atskiriate, kas jums gerai, kas jums blogai. Vežimo korta lygiai taip pat. Čia yra va šita korta, taip. Svarstyklės, matote, tas žmogus laiko rankose svarstyklės. Ir čionais tie sfinksai. Juodas sfinksas, jisai pasąmonė mūsų. Kas lenda iš pasąmonės. Ir jeigu mes būsime labai dėmesingi, o čia įrodo, kad jūs esate žmogus, sąmoningas žmogus, labai mokate skaityti save ir kas iš jų, ką jūs spinduliuojate. Ir taip pat tokie žmonės labai jaučia, ką kiti spinduliuoja. Tai, vat jūs žinote, kas jūs esate ir taip save sukate per gyvenimą, rodo, ateityje taip suksite, kad ten, kur jums bus gerai. Gal kitam toje pačioje vietoje nebus gerai, o jums bus gerai. Nes jūs mokate atsirinkti gyvenime, kas jums yra gerai, kas yra jūsų šeimai gerai. Bet kainą jūs irgi pasiruošę sumokėti. Jūs nieko prieš nešti tokią naštą ateityje už tą gerovę, už tą pasirinkimą, kur jūs judate. Taip pat čia yra kelionė. Gali būti, kad kažkas perkate mašiną. Važiuojate kažkur tai. Keičiate gyvenamąją vietą. Čia yra toksai žmogus ant ratų. Jisai juda. Jisai važiuoja. Su tuo ateina ir tie pasikeitimai, kurie taip pat uždeda ir, kaip jau sakiau, tą papildomas tas atsakomybė, taip? Pasirinkimai. Ir iš jums krenta pasirinkimo korta. Žinote, jūs pasirinkate dėl to, kad ateityje tokie yra kaip ir uždėti rožiniai akiniai, kur jūs norite. Jūs norite, čia jūs nepriversta keisti ar važiuoti kažką ar daryti. Jūs nepriversta, jūs to norite. Tai mylimųjų korta šneka apie tai. Tai yra jūsų pasirinkimas pajudėti, pakeisti. Tas pasirinkimas, jisai tolimesnė ateityje, jūs suprasite, pasiteisina ar ne. Bet artimoje ateityje jūs galvosite, kad jūs gerai pasielgite. Kad tai yra teisinga jums, kad jūs to norite. Nes ten jums gerai. Tai va toks būtų antro varianto finalas, epilogas, kad viskas, ką jūs darote, yra su Dievo palaima, su angelų palaima, jūs laimina. Ir tą pasirinkimą jūsų irgi laimina angelai. Mylimųjų korta tai yra angelas, kuris sako, tu rinkis, ar tu pasirinksi tai ar kitai. Aš laiminu ir tą pasirinkamą, ir tą pasirinkimą. Nes jumis visata pasitiki taip pat. Jinai suvokia, kad
jūs tas žmogus, kuris nesiskūs. Jūs nesiskūsite, jūs priimsite kaip duotybę ir jūs suprasite, kad atsakomybė yra ant jūsų pečių, kad jūs atsakinga už savo pasirinkimą ir jūs nekaltinsite kitų, jeigu kas nors netaip paeina čionais. Nu, ne taip, ne tą pasirinkote ir viskas. Tiek tos bėdos, ta prasme, pasuksite vežimą savo kitur, kitą linkme. Tai ateitis, jinai tokia šviesi ateitis, jinai yra ateitis jūsų sukontroliuota ten, kur jūs norite. Nėra čia kažkokių primestinų dalykų jums iš aplinkos. Taip, kad aš jums linkiu tik tai sėkmės antram variantui ir gražios Valentino dienos, daug meilės išgyvenimo ir skleiskite meilę gyvenimui taip pat. Ir dalinkitės tą meilę. Kaip iki šiol dalinotės, taip ir toliau dalinkitės. Ačiū labai ir iki kito malonaus. Čiau, čiau, mano brangieji.